Na, aš nuo vaikystės žinojau. Neatsimenu kaip, bet jau. Vaikų darželį aš jau žinau, kad aš žydas. Čia tau nereikėjo to parodyti tavo, kad tu kitoks. Tiesiog aš vaikų darželį aš labai gerai atsimenu, kad ten man davė supras, kad čia tu netoks kaip mes. Va. O mokykloje, aš baigiau rusų mokyklą, tai man ten kaip tik, ten buvo pakankamai daug žydų tarp mūsų, palyginus, nes visi jau, aišku, išvažiavo. Kadangi rusai patys, aš manau, jautėsi Lietuvoje mažumoje, tai ten, kad aš turėčiau kažkokių konfliktų, aš tiesiog žinau, kad aš esu žydas, bet kad ten kažkas tai buvo, tai man dabar stebiuosi, nes mokykloje nebuvo problemų. Turbūt dėl to, kad patys rusai jautėsi mažuma Lietuvoje ir jiems reikėjo galbūt sąjungininkų. Aš čia dabar labai jau filosofuoju. Iš esmės ta gatvė, kur dabar užsienio reikalų ministerija, tai buvo dalinai kaimas, net ten priešais mūsų namą dar buvo kokios 3 medinės trobos ir ten buvo visiškai, galbūt gyvulių nelabai atsimenu, bet arklį ir vežimą mūsų gatvę neasfaltuota dabar Savickio gatvė. Aš dar atsimenu, dar galėjau sutikti. Paskui patrūk. Dabar einu gatvę, matau tos dangoraižius. Aš beje jais nesipiktinu, kaip čia priimta. Tai galvoju, Jėzau, jeigu aš tai pamatyčiau, jeigu aš galėčiau įsivaizduoti, kad šitaip bus ir čia per mano gyvenimą, ne už ką nepatikėčiau. Tas mūsų namas tai buvo Montvilos kolonija, jo, tai jis toks buvo pusiau. Bet jo, pačiame centre, bet kaimo buvo labai daug tada. Gimiai, tai matai, tai tau tiesiog natūralu. Čia aš dabar galvoju, kad tai buvo kaimas, tada man apskritai tokių minčių nebuvo. Gyveni ir gyveni. Gimiai ir gyveni ir galvoju, čia 2000 metai, kiek man tada bus? 40. A, Jėzu, kada tai bus, bet kuo toliau, tuo labiau tas gyvenimas greitėja. Vėlgi, tu gimei tame mieste, tu įsivaizduoji, tu matai, koks esi ir tiesiog kitokio gal neįsivaizduoji, bet galiu pasakyti, kad jis dabar galbūt žymiai labiau lietuviškas, negu kad buvo prieš 50 metų, tai čia faktas. Nes tada parduotuvėj, dabar, kas klaustų rusiškai, tai labai idiotiškai skamba, O tada tai manau, 50-50. Ta prasme, tikrai buvo dvikalbis miestas. Nesakau, kad tai gerai. Šiaip, man atrodo, kad jau kai aš gimiau, aš nežinau kaip sesuo, turbūt jie ten labai spaudė. O aš jau buvau pagrandukas, ten 11 metų jaunesnis. Tai aš gan laisvai jausdavausi, kad man tai atrodė, kad čia viskas normaliai, tai čia man ten sesuo galėdavo prikaištauti, kad man to neleisdavo, to čia aš tipo karalius. Ar ten kažką, man čia viskas galima, ko jai nebuvo galima. Tai iš jos sužinodavau, kad aš čia toks. Nes turbūt iš jos tėvai labai tikėjosi ir spaudė ir kažką ir panašiai. O aš tai buvau toks jau. Dabar mano laisvas paukštis. Kadangi, aišku, jie man buvo autoritetai, tai man tiesiog aš nuo vaikystės žinojau, kad čia man kito kelio nėra, kad čia jau taip lemta. Dėl to, kad jie jau dailininkai, tai čia vienareikšmiškai. Tai ta prasme, man kitų minčių net nebuvo, tai aš jau žinojau, kad jau aš dabar eisiu į dailės mokyklą. Tai man tai buvo natūralus kelias, ar čia nebūtinai teisingas, aš nežinau. Tai gal dėl to mano tokia profesija, palyginus su jais, labiausiai techninė, kur to meno kurti. Meno labai nedaug leidyboje ir knygos dizaine, ten vis tiek yra taisyklės. Iš pradžių turi iš visas taisyklės padaryti ir paskui, jeigu tau 1-2% lieka kažką padaryti, tai jau tada tą darai, bet nebūtinai. Gali tiesiog techniškai daryti, man tas patinka. Ir kai aš baigiau institutą, porą metų aš kankinausi, kad čia dabar reikia parodose dalyvauti, daryti meną. Paskui supratau, kad visai nebūtina ir man taip palengvėjo. Tas dailininkas, be diplomo, tai kaip man tada atrodė, galbūt ir dabar taip atrodo, tai čia saviveiklininkas, man tas tikrai buvo neįdomu. Tai čia absoliučiai savaime suprantamas reikalas, kad aš privalau iš pirmo karto įstoti, nes tada būtų kariuomenė. Tai dėl to aš stengiausi ir mokyklai turėti tą bendrą balą gerą.
kas man galbūt nelabai buvo sudėtinga. Vėlgi priklauso nuo dėstytojo, nuo dalyko. O dalykas arba patinka ar ne, tai aš manau priklauso nuo mokytojo, jeigu jis tave gali užvesti. Dėl to man chemija yra atgrasi, bet aš žinau kodėl, nes mokytojas buvo durnius, tai tas aišku. Žinau, dabar tai aš suprantu, kad 6 metai tai yra daug. Per daug turbūt. Tai, nes jau 5 kurse jau man buvo jau visai neįdomu ir 6 man reikėjo išgimdyti diplomą. Tai taip sunkiai man sekėsi. Taip, tokia neviltis apimdavo. Tai, bet kažkaip. Aš kiek skeptiškai apie talentą. Visų pirma, dėstytojai prisidėjo, nes buvo nemažai dėstytojų, bet vis tiek gali išskirti 2-3. Gurskas, kuris man dėstė šriftą. Gibavičius, kuris nieko nedėstė, bet tiesiog buvo, mes draugaudavom ir tiesiog kaip žmogus, kaip pavyzdys man buvo didžiulis autoritetas. Dailės mokyklai Šaltenės, kuris man buvo absoliutus dievas. Gibavičius labai smarkiai. Nes iš Gibavičius aš sužinau, kad galima daryti knygą ne šiaip, bet bandau išsivers be žodžio meniškai. Tai iš vienos pusės taisyklių labai nedaug. Gali 30 surašyti ir to pakanka. Tai man labai keista, kad tų taisyklių žmonės, kurie dar vadinasi knygos dailininkais, neišmoksta. Bet aš jų čia nevardysiu, bet jų tikrai, iš tikrųjų yra nedaug. O iš kitos pusės, jeigu dabar pasakysiu, tu išmoksi 30 taisyklių ir tu jau čia dabar knygos dailininkas ir viską gali daryti, tai irgi ne. Vis dėlto aš visą gyvenimą aš ir dabar mokausi, kartais pasižiūriu kažką. Aš kuo toliau, man atrodo, aš to geriau darau. To ramiau darau. Kai tu žinai taisyklę, tai tu jau, žinai, gali ją laužyti, bet knygos dailiai yra tos taisyklės, tokios, nes nepalaužiamas yra tokios. Jeigu tu žinai, kad knyga turi būti skaitoma. Jeigu tau kažkas trukdo skaityti, tai jau yra blogai. Tai jau visa kita jau nebesvarbu. Jeigu tas skaitomumas dėl tavo meno, krenta, tai viskas, visa kita nesvarbu. Jeigu tau reikia save parodyti, knyga ne tam. Nežinau, man atrodo, jinai turi tikrai, aš esu tarnas, aš tarnauju skaitytojui, net ne autoriui, bet skaitytojui, kad jam būtų patogu skaityti. Arba jeigu tai albumas, kad būtų patogu žiūrėti, kad jinai būtų kažkas, kad ypač albume, kai tu parodai menininką, bet tu matai ne menininką, bet knygos dizainerį. Tai yra, nesąmonė. Tai aš net sakyčiau, kad čia geriausia apipavidalinta knyga, kai tu dailininko apskritai nematai. Tai man kartais sako, kad čia, atpažinau, kad čia tavo knyga. Tai čia toks komplimentas toksai, nebūtinai. Aš suprantu, kad tai yra komplimentas, bet jame ir yra kažkas galbūt čia, reiškia, aš persistengiu, kad reikia būti ramesniam. Čia yra toks niuansas, ko galima, mano kriterijus, čia rašytas geras ar nelabai, nes kartais būna, netelpa tų tekstas. Atsiranda benkaras, ta kabantė eilutė, reikia sutvarkyti. Per knygą tokių būna 10-20. Jeigu aš dėl kiekvieno tokio benkarto sakyčiau leidėjai, kad čia reikia tvarkyti, čia reikia trumpinti, čia ir kažką, tu susisiek su rašytoju. Tai čia būtų vargas, man žymiai lengviau įsiskaityti, galbūt sujungti paragrafus kažkur, galbūt išmest kažkokį žodį. Tai yra rašytojų, kur tai padarai labai paprastai. Bet būna, kad, negali, bet aš neaklai tai darau, aš įsiskaitau, ar čia galim ar ne. Šiaip maketuotai nieko, kaip čia pasakys, nieko įdomaus. Bet jeigu aš esu tinginys, ir tada aš ieškau būdų, kaip greičiau tai padaryti. Ir kai tu sugalvoji kažkokį būdą padaryti, tai tu šiaip knygą gali sumaketuoti, jeigu žinai, kaip gan greitai. Aš manau, kad tinginiais
tą progresą daro, nes kas netingi, tai dirba su kastuvu, o tinginys išranda eskavatorių. Tai aš iš tokių tinginių. Galvoju, kaip čia savo darbą palengvinti ir pagreitinti ir galvoti apie kokybę. Šiaip aš iš tikrųjų nemėgstu pradėti naujo darbo. Netakyt nemėgstas. Labai sunku, ateina nauja knyga, tai diena kančios, kaip čia pradėti, ką daryti, kaip sustabdyti save, kad nedaryti naujai. Nes aš žinau, kad nereikia daryti naujai, bet vis tiek dar kažkas liepia, kad čia kodėl čia pasikartosi, ta baimė pasikartot. Ir aš save raminu, kad tai nėra blogai, kad čia viskas tvarkoje. Tu negali kiekvieną knygą vis kitaip daryti. Aš tik nevadinčiau tai kopijavimu. Tai aš manau, kad tai ydinga bandyti knygoj padaryti čia kažką naują kas kart. Tai tiesiog ydinga. Jeigu tu nori daryti kurti, tai mano supratimu, tai tu pasirinkai ne tą profesiją. Tai čia daryti taip, kaip kiti ir save kopijuoti, aš manau, čia jokia įda, čia viskas tvarkoje. Ir jeigu tu surandi dar kažkokią dalelę, kur gali padaryti kitaip, okei. Bet tai net neįmanoma kiekvieną knygą iš principo padaryti kitaip. Kartais leidėjai prašo iš pradžių padaryti viršelį, nes reikia reklamai ir taip. Bet aš labai nemėgstu šito ir taip nedarau. Bet tiesiog, kai maketuoju knygą, aš niekad neskaitau knygų. Apie ką? Tiesiog pakalbi su leidėju ir žinai stilistiką, žinai, koks tai rašytas, modernus, nemodernus, koks tai veikalas. Ir taip maždaug susidaro kažkoks įspūdis, kaip reiktų padaryti viršelį. Bet viršelis man knygų nėra svarbiausia. Tai jeigu tu eini, pavyzdžiui, pro knygyną, tai krenta tas viršelis, kuris išsiskiria iš kitų. O jeigu išsiskiria iš kitų, šiais laikais jis bus ramus, nespalvotas. Man atrodo, idealu, kai tas viršelis absoliučiai atitinka knygos maketą. Aš taip ir darau, bet vis tiek knyga skirta skaityti, viršelis skirtas ne vien tik, bet tame tarpe ir parduoti. Kartais labai svarbu, kad jį pamatytų, atkreiptų dėmesį, tai tada jis tiesiog turi būti kaip protingai kitoks. Nors, aišku, būti kitokiam neįmanoma šiais laikais. Tai bent toj lentynai būti kitokiam.